Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Ar yra nors vienas elektromobilis kabrioletas? Nežinau. Gerai, aš man galvojau, kad originaliai būtų iš gamyklos kabrioletas. Jaučiu, kad nelabai yra. Neįsivaizduoju, žinai. Dabar įdomų klausimą uždavėjai. Bet žinai, ko yra? Yra elektrinių motociklų, elektrinių dviračių, elektrinių paspirtukų. Ir man iškyla klausimas, ar galime legaliai važinėti gatvėse su elektriniais motociklais? Gerai, bičiuliai, taigi mes dabar keliamės pas Matą, mūsų matytas Matas, Two Wheels Empire. Žinai, Matai, mes pradėjom nuo to, kad mes nežinom nė vieno elektromobilio, kuris būtų kabrioletas. Tai žinai, čia variantas biški pučia, tik tai mažiau ratų. Tai va, dėl to mes atvažiavom pas Matą, kuris čia mums papasakos apie, nežinau, turbūt mums daugelį naujieną, Matai turbūt jau čia yra seniena, taigi elektriniai dviračiai. Motociklai, dviračiai. Tai va, kiek mums kyla klausimų ir apie šitus klausimus šiandien pašnekėsim su Matu. Matai, pirmiausiai, elektrinis dviratis, motociklas, kas tai yra per transporto priemonę? Jeigu mini, tai dviratis, jeigu gazą suki, motociklas. Viskas, dabar jau priėjom pirmą išvadą, tai yra elektrinis motociklas. Tai ką, pasimatysime kitam epizode. Viskas, ir iki. Ok, taigi, elektriniai motociklai. Tai yra naujiena, kiek metų jie jau yra Lietuvoje? Realiai 5 metai, bet vis labiau vystosi, atsiranda vis naujų, galingesnių, didesnių motociklų. Pradėjom nuo Suronų, atėjom iki Starkų. Ar aš galiu su B kategorija legaliai važinėti elektrinių motociklų gatvėse? Gali. AM kategorija atitinka 50 kubikų centimetrų, tai Suronai, Talarijos, jie gali važiuoti legaliai. Žodžiu, yra motociklai lygiai taip pat kaip ir automobiliai, turbūt, ne? Elektriniai motociklai skirstomi pagal galingumą, aš išsirenku tą galingumą, kuris tinka pagal mano kategoriją ir galiu važiuoti. Taip, tai yra pagal regitrą iki 4 kW nominalios galios, bet realiai atitinka Suronai 6-8 kW gali važiuoti. Jau kita kategorija yra A1 kategorija, kur turi įsilaikyti papildomus kursus, tai yra gali su šitų Starkų važiuoti. Tai čia reikia motociklininko teisų, taip, ne? A1 kategorijos, nereikia pilnos kategorijos, o su mažaisiais Suronais, Talarijom gali važiuoti tiesiog su B kategorija. Aš pasitiravau Mato, kad man parinktų pagal mano įgūdžius tinkamą motociklą. Tai va, išrinko man Matas va tokį motocikliuko, kas čia per dalykas? Čia vaikiškas, ne? Čia, jo, atitinka pagal važiavimo standartus, tau turėtų tikti. Tiktų, va kojytės tik tai va užsideda. Gerai, o dabar pradėsime nuo mūsų garsiųjų 15-mečių, kurie jau gali su AM kategorija legaliai važinėtis gatvėse ir, žinok, dabar jau atšyla orai ir turbūt jų vis daugiau išlenda su motoroleriais ir taip toliau. Tai čia yra, kaip suprantu, legalus gatvių motociklas 15-mečiams su AM kategorija. Taip, arba su B kategorija. Jis yra atitinka kaip 50 kubikų centimetrų, tai gali važiuoti su juo gatve legaliai. Kas tai per modelis? Papasakok plačiau apie jį. Talaria XXX, vienas populiariausių elektrinių motociklų, su juo gali važiuoti tiek gatve, tiek bekelę. Lengvas, galingas, 6 kW, 50 kg. Yra du šitų Talarijų variantai. Vienas skirtas važinėti gatvėse, kitas skirtas važinėti bekelį. Kuo jie skiriasi? Kiekvienas motociklas, tiek Talarija, tiek Suronas, turi dvi versijas. Vienas yra, kad gali važiuoti gatve, legalus, registruojamas su veidrodėliais posūkiais. Su numeriais. Su numeriais. Jisai važiuoja ant 45 km/h. Kita versija to paties motociklo yra skirta tik bekeliai, neregistruojamas, su bekeliai skirtom padangom ir jo šiek tiek yra didesnis greitis. Tai žodžiu, yra du variantai. Arba tu renkiesi pramogai važiuoti off-roadą, arba legaliai su numeriais važinėti gatvėse. Kuris populiaresnis Lietuvoje? Šiuo metu 50/50. Seniau pirkdavo tik tai bekeliai skirtus, bet dabar pradėjo pirkti žmonės jau registruojamus ir legaliai važiuoja gatve. Ok, mes kalbam, kad su šito motociklu gali važiuoti jaunimas, bet čia puikiausiai gali važiuoti ir senimas. Galima. Galima, ne? Tai čia toksai, žodžiu, čia yra toksai bazinis pirmas motociklas tam, kuris niekada nėra važiavęs, ne? Taip, tiek Talaria XXX, tiek Suronas Light BX, tai yra tiek pat 6 kW, abu lengvi, 50 kg, smagus, neįpareigojantis daiktai. Gerai, ir pagrindinis klausimas yra visiems žmonėms, kiek nuvažiuoja šitas motociklas? Priklausomai nuo važiavimo stiliaus, nuo to... Lėtesnis, žinai, kaip mūsų amžiai jau lėtesnis. Gali ir 70, ir 80 km
km iš lėto važiuojant, gali ir 30-40 smėlynę, sunkus važiuotojas, sukant rankeną, gali iškrauti per 1,5–2 valandos. Tai žodžiu, mieste su jo įmanoma įveikti iki 80 km. Realu yra 50–60. 50. Gerai, bičiuliai, iš tikrųjų aš su elektriniais motociklais turiu bendro tiek, kiek pažįstu Matą, daugiau nieko, bet esu girdėjęs turbūt tik vienintelį vardą, pavadinimą, tai yra Suronas. Tai čia tas legendinis Suronas, ane? Suronas kaip iPhone'as. Kodėl visi jie žino? Tiesiog buvo pats pirmas modelis, kuris išėjo, labai populiarus, jų yra keli šimtai tūkstančių vienetų parduota visam pasauliu ir buvo pirmasis, kuris va taip padarė jį mainstreamu. Čia toks jau kaip tapo toks bendrinis žodis, elektrinis motociklas, tai Suronas. Suronas iPhone'as, jo. Tai šitas, ne? Bet šitas irgi nėra galingas, tinka AM kategorijai. AM kategorijai, jo. Tai ir iš jo galima padaryti tokį. Gali prituninguoti, pridaryti jo galę iki 18–20 kW ir daugiau. Talaria daugiau yra skirta gatviai, XXX, o Light B yra bekeliai daugiau. Padangos yra skirtos bekeliai, pakaba galiniai yra bekeliai. Iš esmės jie labai panašūs tiek kaina, tiek svoriu, tiek gale. Tik tai vienas bekeliai, kitas gatvės. Kas keičiasi pas juos, va tu sakai, va žiūrėk, pilna yra dalių. Žiūrėk, galiu parodyti. Labai lengva modifikuota, ne? Gali paimti, ištraukti bateriją labai greitai ir įdėti kitą tuninginę bateriją. O koks skiriasi tuninginė nuo netuninginė? Tiesiog voltų daugiau, tai šita yra 60 voltų, gali dėti 72, 82 voltų ir jos tada turi daugiau ampervalandžių, daugiau gali atiduoti galios. Įsidedi valdiklį, tai yra kontrolerį, kuris taip pat yra programuojamas ir tada tiesiog galia dvigubėja, trigubėja. Gerai, Matai, tai turime dar vieną variantą, jau šitas jau akivaizdžiai yra šiek tiek didesnis, masyvesnis ir turbūt greitesnis. Kas tai yra per dalykas? Čia į Ride Pro, tai amerikiečių brando, jis turi dvigubai daugiau kilovatų, 12 kilovatų, bet jis vis dar atitinka AM kategoriją, tai vis dar gali važiuoti su B kategorija. Tu pas, pavyzdžiui, daug važinėjai gatvėje, kaip Lietuvos vairuotojai, pavyzdžiui, žiūri va į tokias transporto priemonės? Su šitu turi važiuoti priekyje eismo ir kadangi jis yra tylus ir mažas, tai tarp eismo nerekomenduoju, visą tai yra geriau su elektromotoru greit nuo starto nuvažiuoti nuo šviesoforo ir važiuoti savo atskirą liniją. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasiimu versiją bekeliai, be numerių, pavyzdžiui, mes matome elektrinius paspirtukus, tarkim, važinėja, ne? Dviračių takais. Kaip yra su šitu variantu? Legaliai negali važiuoti, jis nėra skirtas dviračių taku, nes jis yra virš 1 kW, tai jau jis turi būti arba eisme, arba visiškai bekelėje, miške, kažkur trasoje. Tai takuose yra nelegalu, bet nebūtinai amoralu, nes jis ganėtinai tylus ir lengvas, tai čia... Bet tas amoralu turbūt labai nuo vairuotojo priklauso, ne? Jeigu tu važiuoji kultūringai, važiuoji lėtai, ramiai, turbūt niekam per daug ir nemaišai. Niekam nekliūna, nes yra garsas nedidelis, jisai mažytis, siauras ir tiesiog gali kultūringai pravažiuoti tarp žmonių. Kaip žmonės žiūri į saugumą? Būtina tokiam dalykui vis tiek dėtis šalmą, šarvus, pirštinės ir dar būtų gerai kelienų apsaugas. Vis tiek motociklas turi tiek galios, tiek svorio, 50 kg, jeigu kažkur užvirstų, gali susižeisti. Tai reikėtų. Vis tiek turbūt šitą transporto priemonę labiausiai konkuruoja su motoroleriais, ne? Galim turbūt palyginti su mūsų įprastaisiais, kur labai daug reikia ir labai daug nevažiuoja. Man tai visą laiką, man tai patinka, kaip užsuka ir nieko nevyksta. Nu čia atskira kategorija, gal net nuo motorolerių, nes niekad nebuvo tokio daikto, su kuriuo gali važiuoti bekeliai, tyliai. Nebuvo tokių lengvų, būdavo visat krosiniai motociklai, kurie visiems sveria 100, galingi, genda ir skleidžia garsą. O čia yra visiškai nauja kategorija, bet jie gali konkuruoti ir su tais motoroleriais, tais pačiais gatvėje, nes legaliai gali važiuoti, bet kai ateina laikas, nusuki į mišką ir ten jau jis be konkurencijos. Gerai, bičiuliai, aptarėm pagrindinius dalykus, kas legalu, kas nelegalu, su ką vairuoti, kas ką gali. Taip, kad mes dar tikrai grįšime pas Matą ir susipažinsime, kaip važiuoja. Turbūt pats įdomiausias dalykas, tai kaipgi važiuoja šitie daiktai tiek gatvėje, tiek bekelėje. Dėkui, Matai. Malonu. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.